Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pabandysim pakalbėti tokia labai jautria tema apie daiktus. Arba, ta prasme, kad kaip tai daiktai su kuo jie valgomi. Tai paprasta specifikacija tikriausiai prieš 15 arba 20 metų žinojome apie tokį dalyką kaip paspirtukai, kurie yra spiriami su koja. Ir tai buvo didžiausia inovacija, kažkas sugalvojo pasispirti su koja ir įveikti tam tikrus kilometrus. Ir tai vaikystėje būdavo labai didelė pramoga, atrakcija. Ir aš kažkada seniai sakiau, ta prasme, kai buvau vaikas, kad technologijos vis juda į priekį. Ir, šiaip tai turėtų būti ateityje kažkas, kad jisai pats gali važiuoti. Ir aš vaikas būdamas nesupratau, kaip tai gali jisai veikti, ne? Bet šiai dienai tai yra elektriniai paspirtukai, bet funkciją iš esmės galima pritaikyti tą pačią, kad galima kaip ir su koja spirtis, jeigu jums įsikrauna akumuliatorius, aiškiai tai reikalauja daugiau fizinių jėgų ir panašiai, bet tai pradžia buvo ta, kad paprastas paspirtukas buvo tiesiog paspirtukas. Dabar atsirado paspirtukai su 3 ratais, paspiriami, ta prasme atsirado čioperiai, ta prasme ir panašiai. Tai tas labai dažnai keičiasi su technologijomis. Tai yra labai didelis pliusas ir minusas, nes mes galime vieną daiktą turėti, ta prasme, viskam ir niekur, o kitą daiktą turėti, kad jisai tam yra daiktas. Nes jeigu turim dviratį, mes žinom, kad su dviračiu važiuojam, minam pedalus, bet technologijos mums leidžia iš tikrųjų turėti elektrinį dviratį. Ką tai reiškia? Mes važiuojam su elektriniu dviračiu, paminam, jis automatiškai pavažiuoja kažkokią atstumą už minus ir mums lengviau tarsi kažką daryti. Tai yra, kad daiktai pradėjo keisti specifikaciją. Paprasčiausiai mes iš vieno turimo daikto anksčiau senesniais laikais galim dabar padaryti 5 arba 10 daiktų, bet funkcija jisai vis tiek atlieka pirminį, kuri jinai buvo, ta prasme, jeigu ten sugenda kažkas, kaip ir yra, ta prasme, su automobiliais ir panašiai, mes automobilį kaip ir turime, ta prasme, jie keitėsi specifikacija, dizainą ir panašiai, tai dabar bus elektriniai automobiliai ir yra, o jų specifikacija pasikeitė, bet funkcija išliko ta pati. Tai kiek mes norime daiktų be pakeisti ir dabar, kai yra išmanūs telefonai tokie, kad jie gali dabar susilanksyti kiti išmanūs telefonai, planšetę atsilenkti panašiai, tai senais laikais buvo atverčiami mygtukiniai, ta prasme, telefonai. Specifikacija paslieka ta pati, ta prasme, tik technologijos yra kitaip pritaikomas. Tai reiškia, kad daikto pirminė paskirtis jinai vis tiek išlieka pirminė, kaip jie norėtumėm keisti. Tai yra technologinių idėjų sintezacija. Tai reiškia, kai mes galime turėti džiovyklą paprastą skalbinių ir galime turėti džiovyklą išmanį. Ką tai reiškia? Džiovykla išmani, kai yra jutikliai sudėti ir panašiai, ir jūs matote savo telefoną, kaip jums išdžiovina skalbinius ir kada galite nuimti nuo džiovyklos tam tikrus skalbinius. Tai yra sintezacija. Ir mes prie kažkokio daikto priskiriame dar vieną daiktą, dar vieną daiktą, dar vieną daiktą. Čia nieko bendro neturi su kūryba. Menininkai kuria paveikslus tapo iš fantazijos, o kiti kuria daiktus iš sintezacijos. Tai reiškia, kad mes sintezuojam, apjungiam vieną daiktą arba trečią daiktą. Šitas telefonas, pavyzdžiui, susintezuokime, gali būti skaidrus ir permatomas. Kas yra realiai dabar irgi įgyvendinami dalykai ir nieko mes nuo to nepabėgsime. Arba televizorius stovi, ta prasme, ir mes galime matyti kiaurai už televizorių, ta prasme, kas yra tenais. Tai yra sintezacija, ta prasme, kai mes 2 dalykus apjungiame vieną. Bet pirminis dalykas, daiktas tos išliks pirminis. Jeigu mes kursime puslapį, darysime optimizaciją ar kitus dalykus, mes galime pagelbėti kažkuriais aspektais ar dalykais tą visą poreikį tam visam daiktui arba paslaugai, bet prie esmės mes tiek išliksime tos pačios. Mes nuo realybės nepabėgsim. Jeigu ten automobilis sugenda, mes tenais darom tokius specifinius dalykus, kad jisai padarytų savo pirminį dalyką. Tai
tiesiog bus skraidančios mašinos arba kažkas panašaus, mes tiesiog sintezuojame dalykus, bet principai išlieka tokie patys. Tai reiškia, kad visi daiktai bus savo pirmtakais. Tai mes nuo to nepabėgsim. Čia yra technologijų gražumas. Jeigu jums patinka technologija, sekite mano įrašų, žiūrėkite mane, aš jums daugiau papasakosiu, kodėl sintezuojami tie dalykai. Tai paprasčiausiai, kad žmogui padėtų, tu pasme, iš tikrųjų, visam gyvenimui, buičiai. Mes ir taip per daug mąstom, per daug galvom, tu pasme, mes neturim laiko atsipalaiduoti ir panašiai. Tai tie dalykai mums padeda, taip pat kaip ir kenkia. Anksčiau nebuvo tiek daug, tu pasme, technologijų, dabar jums padeda ir kenkia. Tai sekit mano kanalą, žiūrėkit mano video, papasakosiu daugiau apie technologijas, apie sintezaciją, apie įvairiausius produktus, apie telefonus, link kur judės pasaulis ir padarysiu jūsų verslą aukštesnį lygį, nes taip pat kaip ir technologijose, taip ir versle viskas keičiasi, bet esmė išlieka ta pati. Ačiū už dėmesį, su jumis buvo Verslo kalvis Mindaugas, viso gero.